1992 metai, Bargo, Naujojo Pietų Velso valstija, Australija. Peteris ir Kristina Simpson persikėlė į Bargo miestelį dar prieš susilaukdami vaikų, nes manė, kad tai bus ideali vieta jų auginimui. Jie nusipirko seną ūkininko namą, susitvarkė ir pasivertė jį savo jaukiais namais. Pora netrukus susilaukė 2 sūnų – Zakarį ir Tasman, o 1983 metais gimė jų visų numylėtinė mergaitė vardu Ebony. Ebony ir jos mama buvo labai artimos. Kristina pasakojo, kokia graži buvo jos dukra, su šviesiais plaukais, mėlynomis akimis ir gera širdimi. Mama negalėjo atsidžiaugti, kokia ypatinga buvo jos mergaitė. Būdama mokykloje, Ebony išklausė pamoką apie pavojų, susijusį su nepažįstamais žmonėmis. Tai ją labai išgąsdino ir grįžusi namo, mergaitė apie tai papasakojo mamai. Kristina ilgokai su dukra kalbėjusi šią temą, paskui paskaitė jai knygą ir paguldė mergaitę miegoti. Kitą rytą, kaip įprasta, Kristina nuvežė Ebonę į autobusų stotelę, kuri buvo vos už kilometro nuo jų namų. O iš ten autobusu mergaitė vyko į mokyklą. Dukrai įlipus į autobusą, Kristina išvažiavo į darbą. Kiekvieną dieną po mokyklos Kristina grįždavo iš darbo, kaip tik tokiu laiku, kad pasimtų Ebonę iš autobusų stotelės ir parsivežtų namo. Tačiau tą dieną Kristina ir Peteris buvo užsiėmę draudimo reikalais, todėl moteris vėlavo į stotelę pasimti dukros. Kristina paprašė vieno iš savo sūnų, kad jis parsivestų sesę iš stotelės. Brolio autobusas turėjo atvykti maždaug tokiu pačiu metu kaip ir Ebonės, todėl jie abu namo galėjo grįžti kartu. Tačiau tą popietę berniuko autobusas vėlavo ir pagaliau jam atvykus Ebonės stotelėje nebuvo. Brolis keletą minučių palaukė ir sesės nesulaukęs pagalvojo, kad greičiausiai ji namo išėjo viena. Bet jam grįžus namo, Ebonės ten nebuvo. Neužilgo namo grįžo ir Kristina su Peteriu ir pastebėjo, kad lauke nėra Ebonės batų, kadangi šeima savo batus laikydavo lauke. O pamačius, kad mergaitės batų nėra, moteriai iš karto suspaudė krūtinę. Ji tiesiog pajuto, kad kažkas negerai. Pamačius, kad dukros namie nėra, Peteris paskambino policijai, o Kristina iš karto nubėgo į autobusų stotelę. Jo siaubui, dukters ten taip pat nebuvo. Ji puolė ieškoti dukros visur aplink netoli esantį upelį. Ir galiausiai grįždama namo, ji beldėsi pas visus kaimynus iš eilės, tikėdamasi, kad gal Ebonė bus pas juos. Tačiau mergaitės ten nebuvo. Kristina žinojo, kad nors Ebonė buvo vos 9 metų, ji niekada nebūtų kažkur išėjusi viena. Ji nebūtų išėjusi pas draugę nepranešusi, nes ji buvo labai atsakinga ir ganėtinai drovi mergaitė. Atvykusi policija iš karto pradėjo planuoti paieškos planus. Jie suprato, kad Ebonė negalėjo nueiti toli, kadangi dingo maždaug vos prieš 30 minučių. Tačiau norint mergaitę rasti gyvą ir sveiką, reikėjo veikti greitai. Pareigūnai pradėjo sudarinėti Ebonės paskutinių judesių laiko juostą. Buvo žinoma, kad ji baigė mokyklą Barge 4 valandą vakaro ir buvo pastebėta lipant į autobusą namo. Ji taip pat buvo matyta išlipant iš autobusų savo įprastoje stotelėje, esančioje šalia Arena Road ir Bargo Road sankryžos. Nuo ten ji turėjo pradėti eiti namo. Į šeimos fermą pradėjo rinktis daugiau policininkų ir paieškos savanorių. Vienas vyras priėjo prie pareigūnų ir papasakojo, kad jo sūnus matė Ebonę ir su ja pasisveikino, taip pat eidami namo iš autobusų stotelės. Vyras pridūrė, kad vos už kampo netoli Ebonės namų stovėjo nedidelis geltonas automobilis su atidarytu varikliu dangčiu, o ten buvęs vyras remontavo automobilį. Tai buvo paskutinis taškas, kaip kažkas matė mergaitę įvykių laiko juostoje, kurią sudarinėjo pareigūnai. Policija bandė išsiaiškinti, kas galėjo būti šis vyras. Taip pat jie apklausė Peterį ir Kristiną, norėdami surinkti kuo daugiau informacijos apie mergaitę. Tyrėjai sudarė Ebonės drabužių aprašymą, įskaitant mažą rožinę kuprinę, kurioje ji nešiojosi pietus. Policija suprato, kad po to, kai Ebonė pasisveikino su 2 berniukais, jos daugiau niekas nematė. Netoliese jos namų buvo dar keletas namų, tačiau niekas iš kaimynų mergaitės nematė. Tai reiškia, kad greičiausiai po to, kaip ji pasisveikino su berniukais, mergaitė toli nenuėjo. Praėjo kelios valandos, tačiau Ebonės vis dar nebuvo nei ženklų. Policija dabar buvo nustačiusi kelių kilometrų paieškos spindulį, apimantį namus, krūmynus ir tvenkinius. 9 valandą vakaro jau pradėjo temti.
jau buvo praėję maždaug 5 valandos nuo paskutinio karto, kai buvo matyta mergaitė. Žinia apie dingusią mergaitę pasklido apylinkėse, kur šeima gyveno jau 14 metų. Draugai, kaimynai ir kiti vietos gyventojai atvyko į šeimos fermą, siūlydami paramą ir pagalbą paieškoje. Policija pradėjo dalinti savanorius į grupės ir koordinuoti paieškos zonas, o virš galvų skraidė paieškos sraigtasparniai. Viltis blėso, o Ebonės šeima sunkiai tvardėsi su širdį plėšančiu skausmu. Paieška tęsėsi visą naktį, per kurią mergaitės šeima nesudėjo gluostų. Jie desperatiškai laukė bet kokių žinių, kurių net ir atėjus rytui vis dar nebuvo. Tyrėjai dar kartą kalbėjusi su Ebonės šeima ir klausė, gal jie pastebėjo ką nors įtartino arba neįprasto apylinkėse prieš Ebonės dingimą. Pradžių Kristina buvo įsitikinusi, kad nieko neįprasto ji nepastebėjo. Tačiau, kaip klausimas buvo suformuluotas šiek tiek kitaip, ar pastebėjote įtartinų automobilių ar žmonių, kurių šiose vietose paprastai nematydavote, Kristina iš tiesų kai ką prisiminė. Moteris pasakojo, kad veždama Ebonę į autobusų stotelę pastebėjo vyrą, stovintį kelio pakraštyje su geltonu automobiliu. Automobilio variklio dangtis buvo pakeltas, o vyras buvo pasilenkęs prie variklio. Jis sakė, kad tai buvo Datsun 120i modelis. Detektyvai iš karto suprato, jog tai buvo tas pats automobilis, apie kurį kalbėjo berniukai matę eidami iš autobusų stotelės. Šis automobilis tapo pagrindiniu tyrimo objektu. Detektyvai grįžo pas berniukus, tikėdamiesi sužinoti daugiau informacijos apie automobilį ir prie jo buvusį vyrą. 13 ir 17 metų vaikai nustebino pareigūnus, kaip išsamei jie galėjo nupasakoti informaciją. Jie sakė, kad tai buvo geltonas Mazda 808 automobilis. Vyras buvo pasilenkęs prie variklių, laikydamas rankoje kažką juodu. Automobilis buvo purvinas, su purvo dėmėmis dešinėje pusėje, o priekyje buvo pastebėti rudos spalvos lopai, tarsi kažkas būtų perdažęs tas automobilių vietas. Ketvirtadienį, rugpjūčio 20 dieną, 10 val. Ryto, Ebonė buvo dingusi jau 18 valandų. Šimtai žmonių rinkosi į Simpsonų šeimos fermą, norėdami padėti mergaitės paieškoje. Iš Campbelltown miesto atvyko specializuoti pareigūnai ir prisijungė prie detektyvo padėti jo vykdomoje veikloje. Detektyvas jiems nupasakojo Ebonę ir paminėjo, kad reikia ieškoti geltono Mazda 808 automobilių, kuris tapo pagrindiniu tyrimo akcentu. Tai išgirdęs, vienas iš pareigūnų parodė pirštų į automobilį ir paklausė: "Tokį kaip tas tenais?" Seržantas atsisuko ir pamatė nedaugiau kaip už 50 metrų stovintį automobilį. Tada jie nuėjo apžiūrėti automobilį iš arčiau. Tuo metu Kristina buvo namuose ir padėjo sudarinėti vyro, kurį matė prie geltono automobilio fotorobotą. Pareigūnas išėjo iš namo su Kristinos sudarytų fotorobotu ir parodžius jį vienam vadovui, vyras atsitraukė ir pasakė: "Tai tas vyras, su kuriuo ką tik kalbėjomės." Tačiau pareigūnai nusprendė palaukti ir pažiūrėti, kas grįž prie automobilio. Tuo metu seržantas grįžo pas Kristiną į namus ir informavo ją, kad jų manymu įtariamasis gali būti jų valdose. Seržantas paprašė Kristinos nueiti ir pažiūrėti, ar tai tas pats automobilis, kurį jį matė. Kristina pamačiusi automobilį pasakė, kad jis atrodo panašus, tačiau ji nebuvo tikra 100%. Policija patikrino jo sudarytą fotorobotą ir pastebėjo, kad jis taip pat atitiko berniukų pateiktą vyro aprašymą. Netrukus prie automobilio grįžo jo savininkas, kuris taip pat atitiko fotoroboto aprašymą. Policija pradėjo vyro apklausą ir jis noriai bendradarbiavo ir atsakė į visus pareigūnų užduotus klausimus. Tyrėjai paprašė vyro atidaryti automobilio bagažinę, o ją atidarius nieko įtartino pareigūnai ten nerado, bet jie vis tiek norėjo nuodugniai patikrinti automobilį. Tačiau jie nenorėjo, kad vyras sužinotų, jog šiuo metu jis yra pagrindinis įtariamasis. Todėl paprašė leidimo pasiskolinti jo automobilį, kad galėtų jį nufotografuoti tiesiog kaip pavyzdį ir parodyti žiniasklaidoje. Vyras nustebino pareigūnus, su viskuo sutikdamas. Automobilis buvo nuvežtas į policijos automobilių saugyklą, kur kriminalistų ekspertai iš karto pradėjo jo tyrimą. Tuo metu savininkas buvo nuvežtas į policijos nuovadą tolimesnei apklausai. Pareigūnai nenorėjo per daug spausti vyro, nes galėjo būti, kad Ebonė vis dar gyva ir jie tikėjosi sužinoti mergaitės buvimo vietą. O be to, jie vis dar nebuvo įsitikinę, ar šis vyras tikrai atsakingas už mergaitės pagrobimą. Policijai jis papasakojo, kad su žmona ir 2 vaikais vos prieš kelis mėnesius persikėlė į šį regioną iš vakarų Australijos.
Ir mažiau nei po 30 minučių apklausos 29 metų vyras vardu Andrew Garford šaltakraujiškai prisipažino tą vakarą matęs mergaitę. Jo ramus tonas šokiravo pareigūnus. Jis tiesiog pradėjo pasakoti, kaip paėmė mergaitę, įkišo ją į automobilio bagažinę, nuvežė prie tvenkinio, kur jos rankas ir kojas surišo su laidais, išprievartavo ir įmetė į ledinį vandenį, panaudojęs jos pačios kuprinę kaip svarmenį nuskandinti jos kūną. Tuo metu buvo rugpjūčio 20-23 val. Vakaro. Jau buvo praėję 31 valanda iš po mergaitės dingimo. Policija skubėjo prie tvenkinio, tikėdamiesi stebuklų. Gal Ebony vis dar bus gyva. Jie kartu pasiėmė ir vyrą, kad šis parodytų, kur tiksliai įmetė mergaitę. Jiems nuvykus, vienintelis matomas daiktas buvo mažas mergaitės pietų dėžutės dangtelis, plūduriuojantis ant vandens paviršiaus. Neužilgo buvo rastas Ebonės kūnas. Jos riešai ir kojos vis dar buvo surištos laidais, su kuriais Andrew ją surišo. Vyras sutiko pareigūnams parodyti, kaip jis nužudė mažą mergaitę. O kalbėdamas ir demonstruodamas, kaip įmetė ją į vandenį, vyras nerodė jokios atgailos ir buvo bejausmis. Per ateinančius 6 mėnesius Kristina net negalėjo vairuoti šeimos automobilių, nes jis sukeldavo pernelyg daug dukros prisiminimų. Ji negalėjo net eiti apsipirkti, nes visur prisimindavo Ebonę, vaikštančią kartu su ją. Moteris palūžo psichologiškai, ji neberado jėgų ir valios rūpintis nei savimi, nei šeima. Šis beprasmis brutalus nusikaltimas prieš mažą bejėgę mergaitę supykdė visą šalį. Visuomenė reikalavo, kad vyras už tokį žiaurumą būtų nubaustas mirties bausme. 1993 m. Liepos mėnesį prasidėjo Andrew teismas. Vietiniai gyventojai susirinko prie teismo rūmų, reikalaudami teisingumo. Ir jeigu šeimai dar nebuvo pakankamai sunku, juos sukrėtė žinia, kad yra didelė tikimybė, jog jų dukterį išprievartavęs ir nužudęs monstras gali būti nuteistas vos 14 iki 20 metų laisvės atėmimo bausme. Teismo metu buvo išaiškinta, kad po Ebonės nužudymo prasidėjus mergaitės paieškai, Andrew žmona jį paragino prisidėti prie mergaitės paieškų. O vyras taip ir padarė. Jis prisidėjo prie paieškos ir netgi buvo užfiksuotas žinių, be filmuojančių dingusios mergaitės reportažą. Andrew, turintis net 76 ankstesnius teistumus, net ir teisme nerodė jokių gailesčio. Jis prisipažino savo kaltę ir galiausiai buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos, be galimybės išeiti lygtinai. 1994 metais jis apskundė savo bausmę aukščiausiajam teismui, bet jo apeliacija buvo atmesta. 1995 metais kalėjime Andrew buvo sumuštas kito kalinio, dėl ko jis prarado klausą vienoje ausyje. Dėl šio sumušimo Andrew pateikė prašymą dėl kompensacijos, kurią iš pradžių jis laimėjo, bet vėliau šis prašymas buvo peržiūrėtas dar kartą ir atmestas. 2015 metais Andrew buvo perklasifikuotas iš aukščiausio lygio nusikaltėlių kategorijos į žemesnę B kategoriją, kas leido jam dirbti kalėjime ir dalyvauti kitose veiklose. Jis taip pat galėjo gauti tokias privilegijas kaip televizorių ir skrodintuvą į kamerą. Ebonės mama buvo įsiutusi dėl tokio sprendimo ir baiminosi, kad tuo pradės naudotis ir piknaudžiauti ir kiti nusikaltėliai. Bet dėl visuomenės pasipiktinimo sprendimas buvo greitai atšauktas. Vėliau Kristina nusprendė įkurti organizaciją, kitoms su artimųjų nužudymai susidūrusioms šeimoms susidoroti su netektimi ir sielvartu. Ačiū visiems, kas žiūrėjote. Jeigu patiko video, prašau paspauskite like, jeigu nepatiko, paspauskite dislike. Palikite komentarą, ką galvojate apie šią bylą ir pafollowkite mane Instagrame. Ir iki kito karto, iki.